kokie čia šiukšlių išrinkimo darbai vyksta? Valymas. Valymas? Kaip sekėsi? Blecha, gal norėjau geriau, bet galas ratų prakirtau ant pačią galą. Paskutiniam 2 ratam su tušiu ratu važiavau. Toks atsekęs. Nežinau, 5 gal. Tokia baigta. Gyti, plauni, valai? Jo, bandom. Šiek tiek forma buvo. Jau viskas, dabar jau pats bent jau švarus. Jo, pats švarus. Kaip sekėsi? Liuks. Labai gerai. Labai gerai. Vienas driveris tik tai pamaišė pašokęs ant kalniuko sustojo, tai biškai kaliau pagadinau mocą, bet šiaip viskas Čia gal labai ant tų gerai. kalniukų, kur šauktukai buvo uždėti? Ne, čia... Pat, Ai, tas status toksai, jo, ne? tam stačiam jisai pakyla ir sustoja ir aš kadangi jau pakylęs nebebuvo kur dėtis, biškai Na, stuktelėjau ja, jau čia sportinis incidentas, kaip sakoma. Nieko nepadarysi. Kaip pati trasa? Oi, super. Super, patiko? Palygint su Latvija, tai čia super. Ai, tau purvo netrūko vienu Ne, žodžiu. man purvo netrūko. Tai čia labai gerai po tos tramplynus teko Jo, pasišakinėti. labai gerai. Tikrai labai gerai. Gerai. O kaip vietos atžvilgiu, nežinai, kelintas atvažiavai? Ne, nežiūrėjau, žinokit. Kažkaip tai bus, kaip bus, svarbu suvažiavau. Gerai. Nesulūžom viskas. Tai ką dabar kitas etapas Aglonėnas būsi? Nežinau, matysime, jeigu galimybės leis, tai turbūt ir dalyvausim. Gerai. Šaunuotis, Valdė, sėkmės. Dėkui jums. Tai ką, Artūrai, šiandien lipsi ant podiumo? Taip, Tai papasako, kaip sekėsi, kaip iškovojai šitą pergalę. viskas priklausė nuo pasiruošimo. Teko pirktis padangas geras. Jau dabar jau su purvinėm atvažiavo žmogus. Gelbėjo daug dugno apsauga. Ir reikėjo apsieiti trasą, apsižiūrėti, kur yra gerai, kur yra blogai. Išvengti ir nereikėjo nervintis čia galvą, reikėjo mąstyti su galva. Tai penktadienį atvažiavęs turbūt ir neįpraseit. Jo, pridau. Kelis kartus jau turbūt. Ne vieną. Ne vieną. Ne vieną tikrai praėjau. Ar kažkiek padėjo, įsidėmėjai, sakykim, Taip. trasą? Taip, žinojau, kur prisistabdyti, žinojau, kur paspaus. Bet taip šiandien tokiu saugesniu režimu važiavai, ne? Jo, leidausi, pirmą apsivažiavau normaliai, o daugiau leidausi priešininkam pirmą nusėsti, nes išbandžiau padangas, supratau, koks mano sukibimas ir leidau daugumai sėsti po tą buzę ir aš tada labai ramiai apsivažiavau. Gerai. Nes reikia ne tik tai, ta prasme, tempo, bet reikia, Šalto proto. jo, ir visgi visą valandą važiuoti. O tai tau dabar vis tiek yra visiškai pirmas sezonas, aplamai bet kokiose pravažumo varžybose. Ir cross country irgi niekur nesivažiavęs. Visiškai Tai žalis. dabar vis tiek, tos trasos, kiekviena trasa skiriasi. Skiriasi, Vanagiškės buvo vienokia trasa, Latvija buvo visiškai kitokia. Čia irgi visko paragavot. Ar neišgazdina, ar nenumuša norą, ar kaip tik padidina norą važiuoti? Padidina norą. Suprantu, ko man trūksta ir vis kiekvienom varžybom pasiruošiu vis stipriau. Nu, ir yra rezultatas. Yra. O tai, sakykime, pats ruoši keturatį, ar kažkas tai padeda Man pasiruošti? padeda Caroline Power. Ai, tai čia vakar liuktukas yra, ne? Panevėžy. Panevėžys. Faini, senjorė faini 3. ten bičiai. Taip. Raimondai linkėjimai. Taip. Tai žiūrėk, ką, sekantis etapas dabar bus Aglonėnuose. Kur čia jau bus? Čia jau bus pajūris, važiuosim prie jūros. Jo, Džordana Butkutė išvažiuojam į pajūrį. O, bus smagu. Jo. Įdomu, kokia trasa bus dabar? Anksčiau ten būdavo labai vandeniukas. Labai gerai, aš pasiruošęs, nenoriu dulkių, noriu daug dumblo. O jūs, kai važiavot, nedulkėjo labai ten jum? Ar normaliai buvo? Viskas gerai. Viskas gerai. Tai kaip mūsų trasa, kokios vietos tau buvo sunkesnės, kokios buvo lengvesnės, kurios nustebino, sakykime, kurių nesitikėjai, galbūt buvo tokių vietų? Viskas man labai patiko. Viskas buvo nauja. Tramplynai pirmą kartą gyvenime, ta prasme, tas pakilimas, tas emocijos, tas nelietimas žemės, tobula, smagu, kažką naujo patyrėte. O aplink tave nėra kokių motokroso trasų? Ne, nėra. Tu iš Radviliškio, ne? Tai Aleksandrija, bet ten su keturačiu, tai gal... Ne, nelabai. Gal nelabai, jo. Nelabai. Per aštru. Nekyla noras pasitreniruoti va tokiuose motokroso trasose?
važiuoju miškais. Ai, miškais. Miškais. Ok, supratau. Nenustebino tie tokie status nusileidimai? Nustebina. Pirms karts pamačiau tą skardį tokį status, sakau, kaip čia bus, bet pirmas įk nusileidau, sakau, čia nieko blogo. Ta baimė įveikė tokia Jo. ir viskas tada. Visą vakarą galvojau, kaži kaip, nes niekada nebuvo taip, kad kažkas tokio turėčiau panašaus nusileidimą, ta prasme, galvojau, kaži kaip tai, bet pamačiau, kaip įsileidžiusi, o žiūri, čia labai nuostabu. O neteko gerbiuotis tau šiandien? Teka? Per klaidą. Per klaidą? Okay. Žioplą pagavau, bet, saugaus atstumą nesilaikiau, važiavau priešininkui, lipau ant to, jis klimpo ir aš ne į tą pusę pasidaviau ir pirma mano klaida. Daugiau jau supratau, kad klaidų nebedaryt, susijėmiau rankas ir daugiau be klaidų.
kalnuką, nu. Ką metų virtimas, Žaibas Makvynas, Jo. dainuotojas, visų galų meistras. Kaip tau, Deivi, šiandien? Viskas gerai buvo, starts buvo geras, visai patiko trasa. Iš pradžių buvom nusivylę, ale trasa kai praėjom, bet kai pradinukai pralėkė, visai neblogai. Ten klimpom molynę prie Beržyną. Jo, tenai labai Jo, tokia... ten tai smagiai buvo. Paskui, ten vandeniuką biškį, čia keli buvo pasikabinę irgi buvo smagiai. O paskui norėjau, bet perspaudžiau. Ten durpynė, incidentas buvo. Durpynė ir tapau antras. Bet viskas gerai. Karolis pirmas, ne? Karolis pirmas, jo. Tu antras. Aš dar sudainuosiu su juo, turiu susivesti sąskaitas. Oi, čia galėsit Ateik suvedinėti čia. sąskaitas. Dar 2 kartus galėsit Man suvesti. magnę trūks, ką tik perpilį su magniu. Tau čia kraujo perpilimą padarė, ne? Ką klausinėti iš mano draugo? Visko. Kaip tau, Karolis, sekėsi? Nežinau, normaliai. Simkė. Važiavom su Deiviu. Deiviui leidau pirmam važiuoti kelią, parodys, sakau, nušluostys, matęs, kai nušlavė. Matęs, nu. Nu, bet tu jam ilgai, žinok, važiavai iš paskos. Ne, nu tai saugojau užnugarę šiuo. Ai, čia Stoks, taip. nu. Stoks, aš esu stoks. Tai viskas. Bet jam taip gavos, taip Gerai sukrita kortas. Tai viskas. Kaip dabar Aglonėnų laukiat? Tu tai laukėt. Ten mūsų trasa. Jo, Ten tavo padarysim trasa. Hobby Pro. Hobby Pro ten atsidaro. Jeigu reikia, pasikoreguojam, nusitraukiam juostas, pasidarom vėliau. Yeah. Tai ko dabar hobiam tikėtis iš Aglonėnų? Vandens. Vandens? Nu, tikimės, kad bus vandens normaliai. Ir visas senatorius tegu dedas. Čia 3 savaitės dalis. Ale kepina, Da, karočią šitas, kai kaip apsivertė, da filtrą tai ieško. mačiau, Anas vėl Pasirodo, prikėlė. mano irgi filtras nuskendęs. Tai šiandien matau su iššūkiais. Jo, su iššūkiais. Nu, manau, keturratis daug ką pasako. Aha, čia reikėjo.
Kas čia per? Tai priekinė ratą tada. O kas su priekinė rata? Nu, parodom, kas čia gali būti. Mane parodė, operatorė. Tu jau prisirodė gintai šiandien. Kas nutiko? Jo, tai vienu žodžiu. Prasidėjo varžybos, išvažiavau pirmas. 4-5 gal ratus apsukiau. Pradariau variko dangtį. Tada variko dangtis įsišaudžiau už draugą. Tai užtrukau gal pusvalandį, gal pasikeičiau. Ai, tai ganėtinai ilgai užtrukai. Jo, labai ilgai užtrukau, aš jau ten pirmas važiavau savo atsipalaidavęs, nu ir va, tau vienu žodžiu. Tai tada po pusvalandį pražaidžiau, nu ir va, grįžau, užsidėjau, viskas gerai. Porą svarštų neįnsukiau, jau neberadau, nu vienu žodžiu. Pradėjau vytis, apsilenkiau visus 2 ratais, nu nuo to laiko, kai pradėjau vytis. Bet ant galo jau buvo paskutinis ratas ir čia pakaralį davėjau ir vienu žodžiu pasižiūrėjau prieš tai, kad jau dar vieną nebespėsiu insukti. Nu ir sakau, man jį reikia apsilenkti ir aš nežinau, man kiek trūksta iki prizinės vietos. Sakau, reikia lenkti. Nu ir vienu žodžiu surizikau vienoje vietoje, būpštą bamtelėjau kairiu ratu, kad ratis vertės, aš skridau. Nu vienu žodžiu. Pats sveikas, gyvas, nesusižalojai? Jo, kojas skauda, petys nubalnotas. Nu, čia toks jau sportas. Jo. O tai kas šiandien tau variatoriaus dangtis ir ratas išmuštas, ne? Ne, nieko nebūtų buvę su tuo ratu, jeigu ne variatoriaus dangtis. Aš praradau pusę valandos, o dar jeigu varžybos būtų buvę 2,5 valandos, Tai būtum atsilošęs. Būčiau atsilošęs. O tai kurioje vietoje tau tas variatoriaus dangtis Nežinau, neįsivaizduoju, kažkur aš manau, gal man... Ai, net nepajautai? Net nepajaučiau, gal iš parato akmenį kokie, nežinau, nepastebėjau. Supratau. Nu gaila, tau šiais metais kažkaip toksai Nu, kažkaip nesisekė. techninių gedimų šiaip. pilnas sezonas. Pribūrė gal man kažkur.
Taip yra baisiai. Karšta, tai ne kaip oje. Bet mums sakau, šalta, labai karšta, labai gerai nebus. Kam čia cigaretės? Man. Labas Kornelijau, labas Giedriau. Papasakokit, kaip šiandien sekėsi. Iš veidelių matom tokį nuovargėlį šiek tiek. Nu ką, pradėk. Nu ką, auginiai nustebino, kad vandens vietomis tikrai normaliai, gilu. Netikėjau, kad niekur nereiks gerius naudoti. Visiškai niekur nebuvau ištempęs. Daugiau visur normaliai ėjus, bet technika atlaikė. Tiesiog gal aš nebuvau pasiruošęs, niekada nebuvau iki galo išvažiavęs tų 3 valandų. Tai žiauriai ir reikalų atlaikyti tas 3 valandas ir tą tempą. Ką tu gali daryti? Atvykus šiandieną, grinai be plano važiavom. Pats startas buvo neįtin, sakyčiau, labai azartiškas, ne? Ten daug kas norėjau prasileisti. Tu priekį važiavai, aš iš galo ir daug kur mačiau irgi kibai. Pirmą ratą atrodė vapšė nieko. Kramtam lygius vietus atrodė, dedamės. Bet po to, kai prasimušom. Kol prasimušom vandenį, nes šiaip iš tikrųjų, kai prasidėjo tas ratų sukimas, durbynas išdžiūvęs, galima sakyti, kad ir buvo vandens, kaip minėjo šiam krašte. Tai gana stipriai išdžiūvęs durbynas. Pradžiai, ką prasėjom trasą prieš tai netrodė, kad tai bus... Nu, išsitaškė tas vanduo. Jo, ir prasidėjo ratų sukimas, o dėl tempo ir visa kita, nu, sunku tas 3 valandas, galiu pasakyti, yra reikalų.
nebuvo gal tiek, kad reiktų didelio to tempo, bet tiesiog reikėjo saugoti techniką ir palaikyti normalų tiesiog tempą. Kad ten lip per galvą gal ir nereikėjo. Turėjom ir svečių iš Latvijos, tai šį kartą nepasisekė Tukam broliam, bet gana stiprus priešininkas buvo atvažiavęs, bet susitvarkė. O tai, pavyzdžiui, gerai, Vanagiškėse buvo tokia labai lėta trasa, kada per 3 valandas įsuko ten tik tai 9 ratus maksimumas, kas buvo padaryta. Čianai, šiandien tai jau tikrai daugiau, jeigu ne daugiau negu 21. Aš irgi dar nemačiau rezultatų, bet nes hobiai po 20 ratų realiai susuko, tai pas jūs ten kažkas gal daugiau truputį gautųsi. Tai kas yra sunkiau? Ar tas lėtas ratas, būtent fiziškai, kas yra sunkiau? Gal lėtas ratas. Man, pavyzdžiui, užpaliuose Vanagiškėse, tai tiek nepavargau, tiek neišsekino, kiek Kupiškis. Nes Kupiški, visko yra, žinai, ir tas tempas, ir sausumos, ir vandens, ir mąstymo daug. Čia važiavai, čia keičiasi vietovės, keičiasi smėlio dugnas. Taip. Jau pagalių, ten atmuša rankas, ten vietomis gali paliekti, vietomis atrodo, negali čia lėkti, nes čia nulėksi nuo tokio tratinio. Jo. Šiaip iš tikrųjų gana išsimušo smarkiai trasa, jau iš pohobio, nes daugumos mūsų trasos, išskyrus tų giliųjų vietų, hobis irgi mūsų trasa kažkiek važiavo, tai išmušo tą trasą, tai kai tik pradėjom važiuoti, jau matėm, kad ten reikia rinktis jau provėžas. Nes jau jie išmušo per 2 valandas, tai mes per 3 valandas aptvarkėm normaliai. Bet Durpynas, kaip tik Durpynas susitvarkė, o hobi tenai, kur buvo ta smėlinga vieta, tenai kaip tik varžybos ėjo, važiavimas ėjo, ketraičiai važiavo ir ta vieta tik blogėjo, kur ten jau ant paskutinė gal 45 minutės, tai ten jau ir stumdytis, ir gerbiuotis jau ten reikėjo ir ištraukinėti. Ir jums pro tą pačią vietą irgi reikėjo važiuoti, bet jūs kažkaip prašokot lengvai. Tai mūsų, kaip pasakyti, nevažiuoja niekas jau su 2.8, visi su 30 padangom, tai daug kas ir išsistumdo, kas važiuoja biškai jau kitaip, žino, dėl provėžų ir visa kita, kaip elgtis. Tu parlėki ant greičių. Bet tiek betrūko, kad su Durpynu būtų buvę reikalų, jau provėžų buvo, tai ten būtumėm pradėję strikti. Jau ir taip mačiau gervės tampėsi žmonės, nes ant Durpyno viršaus pradėjo pjauti provėžas, tai iš tikrųjų tos 3 valandas tai yra reikalų ir išsekina. Techniką pradėjom saugot, bent aš saugojau paskutinę valandą, nes atsirado gedimų, kur gavau pradėti saugot ir taupyti kuro, nes galvoju, jeigu dar antrą kartą būtų reikėję pilti, tada, aišku, nežinau, kaip gal ir daug apsilenkęs ratų buvo, gal ir nebūtų sukėlę. Bet žodžiu, reikėjo taupyti ir techniką, ir kurą, kad nereiktų dar stoti. Dabar bus sekantis etapas Aglonėnuose, tai čia jau jūsų vietovė, jūsų kraštas. Turbūt abu važiavę Aglonėnuose. Tu tai, manau, tikrai važiavęs, o tu, Giedriau, irgi lėkęs. Tai gal truputį galėtumėt papasakot, kas nėra buvę toj trasoj, kas ten laukia dalyvių? Su praeitais metais vandens netrūko. Vandens netrūko, šiemet bus kažkiek mažiau vandens, kas važiavę, kas žino jau, o kas nevažiavę ir kas nežino, tai ten yra karjeras. Karjeras be Durpynų, viena gal vieta, 2 tokios juodžemio, bet šiaip gana visur vien karjeras, sausumos ir vandens ruožai. Įdomi trasa, galiu pasakyti, reljefas keičiasi, toks savotiškai įdomi trasa. Tai nuo kalno, tai į kalną, tai sausumos. Kažkiek panašu, tik tiek, kad ten tokie ruožai ilgesni galbūt. Tai šiaip ten smagu, irgi smagu, tik tai tiek, kad ten jokių tramplynų, jokių nieko, tiesiog irgi. O gerbiuotis tenka? Ar nelabai ten? Sporte jo. Ai, sporte jau tenka. Irgi, kaip ir čia, kas kitaip važiuoja, kas dar kažką, tai galbūt ir nereikėjo pernai, nes pernai buvo etapas irgi ten, ne etapas, tiesiog varžybos, tai reikėjo, ten tokia viena vieta buvo, bet nesudėtinga. Supratau, tai dabar šiandienos rezultatai, tu, Giedriu, kaip minėjai, esi 4, tu, Kornelijau?
Dar nemačiau, bet turbūt pirmas. Turbūt pirmas galim. Turbūt, o tikrai. Ai, tikrai. Nežiūrėjau dėl rezultatą, nespėjau. Gerai. Gerai tada. Ačiū Jums labai už pokalbį. Sutiksim kitame etape. Nu ką, Mantai? Šiandien pagaliau. Pagaliau. Trečias etapas ir trečia vieta. Čia taip neblogai. gražiai susidėliojo viskas. Su Gedriuku biškį įtampas jau. Bet daug šiandien kovų buvo, daug. Labai tokių kartų nebuvo. Buvo, kad ir išsiskirstė, bet buvo tokių, kur dviese duetais arba trijo važiuoja ir kapojasi. Galą gavas Gaikė, Gedriukas ir aš Jo. ir trys. Jo, tai jūs ir gavotės. Tai kaip sekėsi, Mantai? Gerai, startas gerai, po to biškį prasleidau. Tai O kas nutiko? nežinau, kažkaip visi pradėjo lenkti, nežinau, gal per daug nusimečiau, nežinai. Pirmam psichologiškai sunku iš tikrųjų, gan sustarkyti ir čia iššokau, tai bet vienu metu jau viskas, kaip ir nuleidau rankas, viskas buvo, tada galvoju, gal po valandą, jau panašiai žiūriu, o, Gedriukas. Labai gerai, nes burką žiūriu ten kažkur. Tai pasiskaičiau, kad galima dar, bet ponas Karnėlius nesąmonės darė. Tai ką dabar Kornelijus padarė? Sumastė balą, įstojimins lygį, užlipa. Gerai, man reikia važiuoti, tada kaip nori. Nu ir vėl tada lipstum, tai žinai, žiūriu. Oi, tu Kornelijau. Tada gazbiški atsilikimas jau kaip ir papikau, kad galvojam, vėl pabėgs, bet po to kažkaip žiūriu visai gal motivacija, kaip pasakyti. Antras kvėpavimas gal toks atsirado? Jo, nes vis tiek dar, sakykime, tada kurą užsipylėm, sustojam ir žiūriu, gal vis tiek tas nuovargis jam, gal čia sunku pasakyti, bet žiūriu jau kaip ir įmanoma, realu, žinai, pas jį, tai kaip ir viskas tvarkoj, tada jau gavas iki pat finišą jau ir... Atroviai. Gedimų kokių šiandien nebuvo? Kaip ir ne, nes jau... Kaip atsipuola remontuot? Jo, Palatvės tai iš vis buvo skauda žiauriai. Nes, liūdesys jau... Galvoju, ne. Ir geriausia, tai užpaliuos tas pats, čia vėl tas pats, ir iš trečios ketvirton, ir gaunas vos ne kiek ten lieka, valandą, pusvalandis ir... Labą dieną! Jo, kažkas gedimas į duris ir tuk. Bet šiaip iš tikrųjų gan tikrai smagiai prasilekiam, viskas tvarko. Bet šiandien toks lėkimas buvo. Jo, grynas. Jau čia net neteko gerbiuotis. Ne, tik tai stumdėm vandenį, nes tas smėlis klampus liko, bet vietam, aišku, galvojau, kad jau vienoje vietoje teks jau bulbul daryti, bet nes nušokau. Taip, fukt vanduo, žiūriu, paėmimas galvoju, bent taip kažkaip palaikiau, galvoju, žinai, taip. Ant dūžės netramiau galvoju. Žinai, ir atrodo, pasiskaičiuoja kaip ir įmanoma, kaip ir realu, bet kiti parodo, kad gera vieta ir tu taip ramiai neprisdaryti ir tai, žinai, pasąmonėj. Jo, nes tada ir atsiranda tie lūžiai, gedimai. Bet matai, vėl, tada jau pradėjau labai saugotis. Tai gavas vėl po vienu ir sakau, čia šiandien turėjau varyti į vabank. O kaip pati trasa, kaip Durpynas ten pradžiai, tai toksai jisai klastingas biški buvo? Klastingas, jo, ir vienoje vietoje galvau, kad vėl nusukiu čia ant galą. Priekiniai ratai neskap. Taip, mintyse. Porą riebių žodžių. Roda, hebro, tifo. Tada aš jau pradėjau ir taip maikit galvoju, gal bent vienas suksis. Abudu sukas. Taip net ramiau. Jo. Gerai. Šiaip viskas super smagu, trasa gera, kaip pasakyti, vanduo, nes tai gerai, kad su paprastais rūbais važiuoti, nes taip tai buvo vėja. Su brytkelnėm jau ne kaip šiltnamis. Jo, tai ir taip būdavo, per balų važiuoja, taip čia užsitaškai specialiai, taip. Gerai, skaitas atsgėriau. Nesakau, buvo tokių momentų agentukas. Maž gert, kuo tu stosi gert? Gaspadinė. Jo, nusirodom, aš noriu atsgert. Iš taip mintys, tu čia dabar da erzinti. Atrodo, ir taip nenori, bet tam gal 3 ratus išleis.
mažgert? Nenori, tipo, nu mažgersiu, ne? Nenori. Padavėja šernų. Jo, nu, bet sakau, ten gintukas Komentatorius, padavėja, medija šiandien. Nerodytų, tai da kaip ir baika, bet kai pradeda rodytų gėrimų, tai ir taip atrodo. Ir tu dar mintysi, aš taip noriu atsigelbėti, negaliu stoti. Tu čia man rodai. Nu, bet sakau, šiaip viskas super, pagaliau. Labai gerai. Tai ką, man, tai tada ačiū tau labai už pokalbį. Tai susitiksim Maglanėnas dabar po Nu, pertraukėlės. biški polsė, jo, turėsim, palsėsim, atgausim ir susimatom Maglanėnus. Gerai.